EGU LT yra nuotolinių mokymų svetainė, kurią gali naudotis visi. Tai reikia turėti prieigą prie interneto ir kompiuterio ar išmanųjį telefoną, jokių specifinių žinių ar specialios programinės įrangos tam nereikia. Iš esmės, EGU orientuojasi į tuos mokymus, kurie aktualūs asmeninėme žmogaus gyvenime. Ir čia aš išskirčiau turbūt 3 tokias pagrindinės sritis. Pirma, tai psichologinės temos, tai pavyzdžiui apie streso, konfliktų valdymą, manipulacijas, taip pat apie vaikų ugdymą ir panašiai. Antra, sveikatingumo temos. Tai seminarai apie sveiką mitybą, apskritai sveiką gyvenseną, antsvorio mažinimą ir panašiai. Na ir trečia sritis, tai tokie labiau laisvalaikiai ir hobiai skirti seminarai, tai pavyzdžiui fotografavimo kursai ar gitaros pamokos. Didžiąją dalį EGU mokymų veda profesionalūs lektoriai ir konsultantai. Profesionalus, tai turiu galvoje, kad mokymai ir konsultacijos yra jų pagrindinė veikla, kurią jie užsiema. Arba kitaip tariant, tai yra jų darbas. Taip pat yra ir tokių seminarų, kuriuose savo patirtimi dalinasi tam tikros srities ekspertai, specialistai ar vadovai, kurie nėra lektoriai, tačiau turi labai vertingos patirties, kurie ir dalinasi su EGU lankytojais. EGU mokymų sistema turi neįtikėtinai daug pranašumų, tačiau svarbiausi būtų tokie 3. EGU mokymai kainuoja mažiau, užima mažiau laiko ir galima bet kada nemokamai pakartoti. Tuo tarpu objektyvių trūkumų praktiškai nėra. Na, pavyzdžiui, vieniems reikalingas gyvas akių kontaktas, kitiems ne. Vieni nori dalyvauti diskusijose, kiti priešingai to labai vengia. Na, jei trumpai, tai dėl tos pačios priežasties, dėl ko mokami yra ir tradiciniai mokymai. Turbūt nustebsite, tačiau parengti kokybiškus nuotolinius mokymus kainuoja daugiau nei analogiškus tradicinius mokymus. Absoliuti dauguma EGU mokymų yra specialiai rengiami šiam formatui, tai yra medžiaga pateikiama koncentruotai, naudojama profesionaliai garsinimo ir apšvietimo įranga, video medžiaga sujungiama kartu su skaidrėmis, naudojami žinių patikrinimo testai ir taip toliau. Kalbant apie nemokamus YouTube seminarus, tai dažniausiai juos galima suskirstyti į 3 tokius tipus. Nemokamos prekių ar paslaugų prezentacijos, neprofesionalių lektorių įvairūs pranešimai ir pasakojimai ir jau įvykusių tradicinių seminarų filmuotos ištraukos. Pirmas mitas, kad nuotoliniai mokymai yra mažiau efektyvūs nei tradiciniai. EGU mokymuose lektoriaus paskaita yra iliustruojama skaidrėmis, kaip ir tradicinių mokymų atveju. EGU mokymų metu ir po jų yra pateikiami žinių patikrinimo testai, kurie leidžia geriau įsisavinti mokymo medžiagą. Tuo tarpu tradiciniuose mokymuose tokių priemonių dažniausiai nebus. Na ir EGU mokymus galima bet kada nemokamai pakartoti dar kartą, pavyzdžiui, po savaitės, mėnesio ar metų. Tai ypač aktualu, žinant, kad net 80% seminaruose gautos informacijos išgaruoja po seminaro per 48 valandas. Antras mitas, kad sukurti nuotolinius mokymus nieko nekainuoja, todėl jie turėtų būti nemokami. Na, kaip jau minėjau, parengti kokybiškus nuotolinius mokymus kainuoja daugiau nei analogiškus tradicinius mokymus. O pasigilinus į YouTube talpinamus nemokamus e-seminarus, nesunku pastebėti, kad absoliuti dauguma yra arba reklaminės prezentacijos, arba neprofesionalų skaitomos paskaitos ir pasakojimai. Trečias mitas, kad tai skirta tik jaunimui, nes reikalingos specifinės informacinių technologijų žinios ir papildoma įranga. Na, nieko panašaus iš tikrųjų. EGU mokymus galima žiūrėti bet kuriame kompiuteryje ar išmaniajame telefone, o naudotis EGU sistema yra taip pat paprasta, kaip skaityti Delfi naujienas. Pirma teorija, paskui praktika. Pirma sužinome, kaip spręsti konfliktus, tada juos sprendžiame. Pirma sužinome, kaip ugdyti vaikus, tada juos auklėjame. Pirma sužinome, kaip teisingai investuoti pinigus, tada investuojame. Pirma teorija, paskui praktika.
nesupainiokit.